Sveiki, labas visiems. Šiandien noriu Jums parodyti tokio kraujo uždegantį krištolo. Tikrai. Šiandien bus stalas visas raudonas, burgundiškas ir raudono vyno. Tai tokie ir bus grožiai. Pirmoji eilėje noriu pristatyti štai tokį indą. Jisai nuostabus, rodau iš karto gamintoją. Viskas išlikę, visos indas atsidengia, turi dangtelį. Indas visiškai neturi jokių pažeidimų, viskas su juo gerai. Nuostabus indas tikrai. Dabar šalia rodau tokio išvis, čia tokia gal avietė prisirpusi, o čia tai tokio išvis burgundiško vyno spalva. Tai va toks labai nuostabus indas. Raižiniai čia neapsakomi, taip pat išlikusi etiketė. O matot, rodau. Turi kojelės dar tokias. Turi, o matot, pristrauksiu, parodysiu. Raštai, čia važiuokit, yra net tas raštas, kur aš turėjau taurės. Tokias, o matot, su tais burbuliukais yra įterptas. Žodžiu, labai gražus tikrai indas. Tai sakau, kaip minėjau, šiandien viskas raudona. Dar turiu tokias nuostabes, 2 vazeles. Tikrai kažkas tai valtas. Man pirmasis leidimas senasis leidimas šitų bohemijos. Čia yra visur etiketės, viskas. Kažkas tai tokio. Jos man labai patinka, labai gražios. Taip pat dar prie tų indų turiu tokią saldaininę. O irgi viskas, kaip ir sakiau, irgi taip pat yra etiketė išlikusi. Tos raudonos burgundiškos tokios spalvos. Ir dar turiu grožį vieną. Pasižiūrėkit. 6 taurelės. Su Franogardi piešinėliais. Viskas tapyta rankomis. Lengvuos neišpasakytas. Padelis šito daikto yra iš medžio. Įsivaizduokit, daugiau viskas iš stiklo, o būtent grafinėlis turi paduką iš medžio. Kažkas tai irgi nerealaus. Ir dar šitos nuostabios taurės. 5 vienetai. Šitokių taurių, pasižiūrėkit kokio grožio. Talpa 150 ml. Kaina 5 taurių yra 20 eurų. Tai va greit susakiau. O daugiau sudėsiu foto, kam aktualu. Klauskite kainų, klauskite išmatavimų. Ir lauksiu jūsų visų žinučių.